Osteoporozė atsėlina pamažu ir užklumpa netikėtai. Jūs nejausite skausmo, nei kitokių simptomų, kol neįvyks nelaimė – osteoporozinis lūžis. Viena iš labiausiai paplitusių kaulų ligų yra osteoporozė. Tai liga pasireiškianti padidėjusių kaulų trapumu. Progresuojant ligai, kaulai silpnėja ir net nedidelė trauma sukelia kaulų lūžį. Kaulai gali lūžti ne tik pargriuvus, bet ir atliekant staigų nepatogų judesį, keliant sunkų daiktą, netgi verčiantis lovoje. Osteoporozė, vadinama tyliąja epidemija, yra pasaulinė problema. Per metus pasaulyje įvyksta net 2,5 milijono osteoporozę sukeltų kaulų lūžių. Maždaug 40% moterų sulaukusių 70 metų amžiaus jau yra patyrusios bent vieną lūžį dėl osteoporozės. Ypatingai dažnai lūžta dilbio kaulai ties riešų, stuburo slanksteliai ir šlaunikaulis. Kasmet pasaulyje įvyksta apytiksliai 1,5 milijono šlaunikaulio lūžių. Iš jų ES šalyse šlaunikaulių lūžį patiria apie 400 000 moterų per metus. Osteoporozė ir su ją susiję kaulų lūžiai sukelia negalią ir didina mirtingumą. Lietuvoje atlikto tyrimo metu nustatyta, kad iš 4 asmenų dėl osteoporozės patyrusių šlaunikaulio lūžį vienas miršta per 1 metus. Daugiau kaip pusė išgyvenusiųjų negali patys vaikščioti. Stuburo slankstelių lūžiai įvyksta kas 22 sekundės. Dėl slankstelių lūžių formuojasi kupra, vargina nuolatinis nugaros skausmas. Jūs galite būti viena iš 3 moterų ar 1 iš 5 vyrų pasaulyje, kuriems gresia kaulų lūžimas dėl osteoporozės. Todėl šią ligą reikia diagnozuoti ir pradėti gydyti anksčiau nei įvyksta lūžiai. Žinant osteoporozės rizikos veiksnius ir juos pašalinus, galima sulėtinti kaulų mineralų netekimą ir sumažinti kaulų lūžių tikimybę. Kokiegi tie osteoporozės rizikos veiksniai? Visų pirma, tai jūsų ir jūsų šeimos istorija. Jeigu jūs, būdami vyresni nei 40 metų amžiaus, esate patyrę kaulų lūžį dėl menkos traumos, jeigu kuriam nors iš jūsų tėvų buvo lūžęs šlaunikaulis, jūsų rizika patirti osteoporozinį lūžį yra didelė. Ypač jei esate moteris. Osteoporozės rizika didėja sulig amžiumi ir labai priklauso nuo gyvenimo būdo. Kaulų lūžių grėsmę padidina nepakankama kūno masė, kai kurios ligos, ypač reumatoidinis artritas, bei vartojami vaistai, ypač gliukokortikoidai. Senstant, rizikos veiksnių daugėja. Vienus mes paveldime, kitus įgyjame arba patys sukuriame. Kuo daugiau rizikos veiksnių, tuo labiau kaulai pažeidžiami ir greičiau lūžta. Savo pastangomis galite sumažinti osteoporozinių lūžių grėsmę, jeigu kasdien aktyviai judėsite. Namų ruoša, darbas sode ar vaikščiojimas turėtų trukti bent 30 minučių. Jei norite ilgiau išsaugoti tvirtus kaulus, nerūkykite ir nepiknaudžiaukite alkoholiu. Vartodami pieno produktus ir gavę pakankamai saulės spindulių, išvengsite kalcio bei vitamino D trūkumo. Jeigu jūs turite osteoporozės rizikos veiksnių, verta pasitarti su šeimos gydytoju. Jūs būsite nukreipti tolimesniems tyrimams, iš kurių svarbiausias – kaulų mineralų tankio matavimas. Aš atėjau išsitirti, nes mano abiejų rankų riešai yra lūžę, ir amžius mano jau, aš jau nebe studentė, todėl man įdomu, ar reikia manytis kokių priemonių, ar ne. Nereikia manyti, kad osteoporozė neišgydoma liga. Yra efektyvių vaistų, kurie sumažina kaulų lūžių riziką. Osteoporozė – liga apsunkinanti ne tik kaulų lūžius patyrusių žmonių, bet ir jų artimųjų gyvenimą. Todėl artimiesiems dažnai stinga informacijos apie tai, kaip slaugyti sergančiosius osteoporozę. Kad žinotumėte, kaip rūpintis savo sveikata, kol dar neįsigalėjo liga, kad užklupus osteoporozei nepalūžtumėte jūs ar jūsų artimieji, Lietuvoje pradėtas kurti šviečiamųjų centrų tinklas. Centruose bus teikiama kvalifikuota informacija apie sveiką gyvenseną, apie tai, kaip stiprinti savo sveikatą, ypač kaulus, apie pagalbos sergantiesiems būdus. Visuomenės sveikatos skatinimas – gairės kaulų stiprinimui. Tai projektas, kurio tikslas skatinti glaudų bendradarbiavimą tarp pacientų, jų artimųjų, sveikatos priežiūros specialistų bei įvairių institucijų. Projekto organizatoriai siekia išplėsti sveikos gyvensenos, sveikatingumo skatinimo ir kaulų ligų prevencijos infrastruktūrą.
Projektą vykdo projekto rėmėjai. Nepalūžk. Osteoporozės pagalbos centrai visoje Lietuvoje.